Sveiki, mėlyjeji. Su jumis aš, Jūratė Satja. Ir šiandien aš su jumis esu jau kaip tarologė. Ir pradžioje norėčiau pasidžiaugti, kad va štai visai neseniai baigėsi kursas Taro, pažintis su Taro per hipnoterapiją, kurio metu mes labai intymiai, galiu sakyti taip, labai jaukiai, labai nuodugniai susipažinome su Taro energijomis ir tiesiog, atradome Taro kaip dar vieną savęs pažinimo priemonę. Tai kurse buvo nedaug žmonių, iš karto noriu atsiprašyti tų, kurie negavo pakvietimo į kursą, kadangi aš atsakingai žiūriu į savo darbą ir negaliu priimti daug žmonių. Tai kursas jau šis baigėsi, ši laida, tai galėsite dalyvauti kitame kurse, apie kurį paskelbsiu šiek tiek vėliau. Ir kurso metu iš tiesų labai, aš džiaugiuosi labai pažengusiais dalyviais ir jų kompetencija, jų noru toliau tobulėti, kas mane iš tikrųjų labai motyvuoja dirbti ir duoti šitas žinias toliau. Dabar, kodėl būtent per hipnoterapiją Taro pažintis? Todėl, kad aš esu giliai įsitikinusi ir jau patyrusi savo praktikoje, kad geriausiai visas žinias, informaciją mes įsisaviname tada, kai būname atpalaiduoto proto būsenoje. Tai per meditaciją, per savistabą, per atsipalaidavimą mes pažįstame Taro energijas ir po to, kai jau ateina toks laikas, kai mes jau norime analizuoti Taro energijas, mums to net nereikia daryti, nes mūsų pasąmonė mums iškelia į paviršių reikšmes, pažinimo niuansus. Mes tiesiog tarsi gauname tą informaciją iš aukščiau, iš tiesioginio šaltinio, ir galime jau tą interpretaciją perteikti per save, nesinaudodami literatūra, knygomis ir kitais dalykais, kurie iš tikrųjų tik tai suklaidina, bet neduoda tos, teigiamos tiesioginės naudos tiek mums, tiek žmogui, kuriam mėginame padėti. Tai šiandien yra toks dovanų metas, kadangi toks laikas dabar, tas priešvėlininis etapas, kai iš tiesų labai daug tokių atsivėrimų vyksta, tas dar užtemimų koridorius, kurį, kaip mes pažiūrėsime, taip turėsime, žiūrėsime pozityviai, bus pozityvu, žiūrėsime kitaip, bus kitoks. Ir todėl aš sugalvojau va štai tokią jums dovaną ir ją noriu pasidalinti. Labai nustebau, kai gavau daugybę jūsų užklausų ir jūsų rūpimų klausimų. Tai mėginsiu painterpretuoti, pažvelgti, įžvelgti, daugumą iš jų. Bet jeigu kažkurį jau ir praleisiu, nes tikrai Messenger'e daugybė žinučių, tai jau jūs man atleiskite ir jeigu jau toks poreikis labai didelis, tai jau pasikreipkite pakartotinai kitu metu. Taigi, kol kas aš imu iš eilės. Taip, minėsiu tik tai vardą, kad žmogus susigaudytų žiūrėdama šią video medžiagą, apie ką eina kalba, bet jau, aš manau, jūs tikrai suprasite, kam tai taikoma. Taigi, Linos klausimas apie tai, ar gerai padariau, kad nutraukiau santykius su draugu.
Gerai, pasižiūrėsime. Kaip ten mūsų Linai sekasi. Ir jos draugas. Dabar galima į šitą klausimą atsakyti tikrai plačiai. Bet, kadangi jūsų klausimų daug, aš atsakysiu labai trumpai. Vat jūsų vienas klausimas, mano daugmaž vienas atsakymas. O jeigu norėsite analizuotis jau plačiau savo situaciją, tai tada jau asmeniškai kreipkitės papildomai. Taigi, ar gerai? Kaip jums tai yra? Ar jums tai yra, Lina, gerai? Tai situacija jūsų nutraukus santykius su draugu ir situacija, jeigu tie santykiai būtų besitęsiantys. Tai dabar nutraukus su draugu jūs gaunate 2 kardus, tai vadinasi, ką tai galime pasakyti. Tai bet kokiu atveju jūs jaučiatės turinti dabar tokios įtampos, nes vis tiek buvusi ta konfliktinė situacija, jinai duoda vidinės prieštaras, jinai duoda tokį kaip ir baimę kažkokią, vidinę. Jūs tai padarėte, mėgindama spręsti tas visas situacijas kaip įmanoma taikiau. Jeigu būtumėte jūs nenutraukusi tų santykių, ar ne? Nenutraukusi, tai bet kokiu atveju vėliau tie santykiai peraugtų į tokį, apsipratimą, gal netgi jūsų norą dominuoti, į tokį energingesnį būvį, į pasitikėjimą, į drąsą, jie būtų peraugę. Bet iš tiesų, jums tikrai, ta situacija buvo pakankamai sudėtinga, sunki, kupina tos, kaip ir minėjau, vidinių prieštaravimų, bet tai jūs padariusi, nesijaučiate taip, lengvai. Tai tiesiog aš sakyčiau, jūs truputėlį nenutraukite dar iki galo, jeigu dar įmanoma. Bet atsitraukite truputį. Atsitraukite ir pastebėkite iš šalies. Pastebėkite ir suvokite vieną dalyką, kad nešventieji puodos lipdo. Kad gyvenime būna visko. Ir kartais tiesiog reikia turėti drąsos ir entuziazmo. Eiti toliau. Nes nutraukti galima bet kada. Tiek, Lina, patarimų jums, žiūriu toliau. Taip. Žiūriu toliau. Kas parašė ką? Taip. Ai, kur čia dabar? Taip, Živilės klausimas atėjo į eilę. Ir Živilė klausia, negaliu apsispręsti man dirbti sau, nori žinoti, kaip jai seksis. Ar geriau eiti dirbti samdomą darbą? Žodžiu, turi Živilė 2 galimybės ir dabar mėginame įsigilinti į Živilės klausimą. Dirbti sau ar eiti samdomai darbuotojai būti. Pasižiūrim. Dirbti sau. Živilė dirba sau. Ir Živilė eina kitiems dirbti. Ne? Taip. Žinot, Živilė, jūsų situacija yra labai įdomi. Dirbdama sau, jūs iš tikrųjų
jaustumėtės labai gerai, labai džiaugsmingai. Jūs galėtumėte mėgautis pačiu gyvenimu, mėgautis pačia patirtimi, jūs apturėtumėte tokį pasitenkinimą tiek kūnu, tiek siela, tiek protu. Bet jumise tas kirba. Ar leisi savo ir ar išdrysi. Ir labai didelė tikimybė, kad jums netgi dirbant savo, jūs daugybę dalykų štai šitais klausimais ir grįstumėte. Bet prisiminkite, kad pasitikėjimas ateina tik per patirtį. Tik per patirtį jūs galite įvertinti savo rezultatus, savo žingsnius. Ir jeigu jūs išeitumėte iš to darbo, tai tiesiog jums tuomet tikrai, reikėtų pasitikėti daugiau savim, kad tai daryti. Jeigu jūs liekate, jums irgi, žinokit, tikrai gerai, nes jums krenta mago arkanas, labai stiprus arkanas, kuris kalba, jog jūs galite viską. Magas valdo daugybę stichijų, praktiškai valdo jas visas, ir ta šviesa, energija, veiksmas, jo bus ir tokio mentalinio kūrybingumo tikrai. Tai galiu dar papildomą ištraukti jums, kuriant naują veiklą ir jums būnant darbe. Tai jums kuriant naują veiklą, jums krito bokšto arkanas, kuris sako, jog jūs daug ką turėsite pakeisti, įprastą tvarką, tokį, net gal kažkiek tai bus ir apsivalymo, ir pradžioje gali būti tokios, kaip ir šiek tiek nepasitikėjimo būsenos, bet bokštas, jisai viską sutvarko. Bokštas, jisai iš naujo leidžia statyti prieš tai sugriovus senas tradicijas. O jeigu jūs liekate, tai jūs toliau svarstote. 8 taurių arkanas, kuris kalba, jog jūs ir toliau svarstysite, būdama tame darbe, kuriame jums visai gerai sekasi. Svarstysite, ar teisingai gyvenate, ar geriau gali išeiti ir eiti į tą nežinę, kuri tiesiog, ar palikti tai, kas buvo kurta ilgai. Toks permainų poreikis jums bus, likus sename darbe, kurį dirbate kažkur kitiems. Netgi gali ateiti nuovargio, nusivylimo, tokio nuobodulio. Tai, kaip aš galėčiau patarti? Aš rinkčiausi savo veiklą. Nes man yra labai svarbu mano vidinė būsena. O jūsų vidinė būsena yra tokia palankesnė, teigiamesnė, gražesnė dirbant savo veikloje, bet nebus jinai vien tik tai rožėmis klota. Jinai bet kokiu atveju tas keliukas, jisai, turės savų išbandymų. Bet, jūs drąsi, jūs galite. Taip, žiūrime mes toliau. Jurgita klausia, ar keisti darbovietę? Klausia Jurgita. Gerai, Jurgita. Gerai. Pasižiūrim, kaip Jurgitai sektųsi keisti ar likti. Jurgita, keisti darbovietę ar likti darbovietėje? Keisti, likti. Jūs norėtumėte keisti darbovietę, nes jūs manote, jog turėsite kažkokią verslo idėją, naują progą užsidirbti, o gal kažką jau ir turite nusižiūrėjusi. Ir jums krito tiesiog monetų tūzas, kuris sako, jog iš tikrųjų jūs
na, galite pakeitusi darbovietę praktiškai netikėtai gauti tikrai nemažų pinigų. Ir jums galimai atsivers kažkokia verslo idėja, va, ir, na, kaip ir visai palanku. Liekant, irgi bus gerai, nes bus likimo dovanų, bus palankių aplinkybių, bus gerų pokyčių, va, bus judėjimo. Na, šiuo atveju, jeigu jūs tik tai manote, ar jums keisti darbovietę, tai aš sakyčiau, dar palaukit. Dar palaukit, nes stipresnė energija būtent yra atsakyme, kad jums reikėtų dar pasilikti. Dar reikėtų, truputėlį, dar pabūkit, jeigu galit. Gerai, Gintarė. Ką Gintarė klausia? Ką turėčiau daryti, kaip elgtis, kad su sūnumi santykis susitvarkytų ir būtų harmoningas? Su sūnumi. Gintarė klausia apie savo sūnų. Ką turėčiau daryti? Ką turėtų daryti Gintarė, kad santykis su sūnumi būtų harmoningas? Gerai. Pasižiūrėsime mes šiek tiek kitokiu keliu jūsų ir jūsų sūnaus santykį. Ir pasistebėsime, kaip ten kas turi būti daroma. Taigi, dabar jūs siekiate bendravime su sūnumi, bendradarbiavimo, partnerystės, pasitikėjimo. Tokio jūs norite, kad tas jūsų santykis būtų toks lygiavertis, kad būtų kryptingas tas santykis. Tai čia jūsų yra viltis. Dabar jūsų sūnus eina į šitą santykį kardais. Jis eina 8 kardais, kuris ką transliuoja šitą energiją, kad yra toks, na, jaučiamas vidinis sąstingis, toks apribojimas išorinis, tokie suvaržymai, bejėgiškumas, tokios, jis nenori eiti. 8 kardai, jis nenori eiti į tai, jis jaučiasi tokį suvaržymą, sustingęs, jis nepasiduoda į tą jūsų polėkį, jis neatliepia jums. Čia yra jūsų sūnaus energija su jumis. Dabar, kas šiuo metu yra jūsų santykyje, tai 5 taurių arkanas, kuris teigia, jog yra liūdesio, yra tokių sudužusių svajonių, sudužusių vilčių, netgi yra išankstinių nuostatų, kad viskas gali būti blogai, kad toks netikėjimas, praradimas, apgailestavimas, kaip jūs ir teigiate, jeigu jūs to klausėte, jūsų štai tas ir jaučiasi. Ir bet kokiu atveju rezultate jūsų laukia 6 lazdos, tai jūs pasieksite tą harmoniją. Jūs pasieksite, jūs gausite tą apdovanojimą, jūs gausite tą siekį, kurio taip trokštate. Jūs atrasite tą harmoniją per, žiūrim kokią energiją, per 4 taurių energiją. Ir per žynės arkaną. Per žynės arkaną, kuris teigia, jog tik vidinė išmintis, tik tai ramybė, tik tai intuicija, tik tai ėjimas į savo pasąmonę, tokis darna, tokia kūrybiškas kelias, gali jums tą santykį su sūnumi atkurti iki to triumfo, iki tų 6 skeptrų, iki to triumfo, iki to pripažinimo, iki tos pagarbos. Tai
žinia jums reikia tapti. Tai reiškia savim pasitikėti, savimi tikėti, intuityviai eiti, nespausti ir santykis nusimato harmoningas. Gerai, toliau. Žiūriu, ką toliau turiu. Birutė. Ne Birutė, Brigita. Brigita sako, turiu 2 klausimus. Neišsirenku, kurį klausti. Planuoju keisti gyvenamą vietą ir darbą, bet netrandu, kokia veikla man teiktų džiaugsmą ir iš to būtų galima pragyventi. Gal galėtumėt pasakyti bent jau, kokia sritis būtų mano. Tai mes tiesiog pažiūrim, kokia Brigitai sritis, veiklos sritis, į ką jinai labiausiai orientuota, į kokią energiją, į kokius rautus. Būtent Brigitai. Pasižiūrim, kaip mes su ta Brigita dabar ir jos energija. Brigita, į kągi jūs orientuota labiau? Kokia sritis perspektyvinė jums labiau? Jūs iš tiesų traukia tai, kas, veikla, kuri jums duotų daugiau tokių varžybų, tokių, kaip ir diskusijų, konkurencinga veikla jums labiau patinka, kad ji būtų tokia aktyvi. Tokia jums veikla yra graži. Ir veikla, kuri jūs verstų pasitempti, kuri ugdytų jūsų ištvermę, kuri ugdytų jūsų atkaklumą. Tokia veikla jums būtų prie širdies, kaip sakoma. Tada jūs joje jaustumėtės, save išreiškinti, jūs jaustumėtės turinti ką pasakyti, jūs jaustumėtės tokia stipri. Jums reikia to. Tai tokia tai ir veikla, o dabar, kur jūs gebate save taip reikšti, tai čia jau geriau jums žinoti, nes aš jūsų nepažįstu taip gerai, kaip jūs pati save. Gerai. Danguolė, matau, parašė. Ar kada nors žemė, namas, kuriam gyvenu, priklausys man? Aha, Danguolė. Ar toji vieta, kurioje dabar gyvena, priklausys jai, priklausys Danguolė? Aha, čia toks vėlgi klausimas, ką reiškia priklausys, tai reiškia nuosavybės teisės, ar ne? Įgausite. Žiūrim, kokia tikimybė, kad priklausys ir kokia, kad ne. Pasižiūrim daugmaž. Didesnė, aišku, tikimybė yra, kad taip, priklausys. Kad priklausys. Pasižiūrim dar su papildomais, nes toks dalykas. Priklausys, bet tas priklausimas eis su 10 kardų. Tai reiškia, jog jūs turėsite stiprų smūgį, jog tas priklausimas jums atneš tik tai kančios, sugriuvimus, tokias bėdas, dvasinės krizės, beviltiškumą, dugną, tokią kankinio gyvenimą ir aukos poziciją. Tas priklausimas jums tą atneš. Taip, kad pagalvokit, ar jums reikia, kad jinai priklausytų ta vieta, o galbūt kaip tik visą tai jūs ir saugoja nuo to. Tai va. O jeigu nepriklausys, tai jūs gyvensite taip ramiai, pilna apmąstymuose, bet turėsite šventiko poziciją. Tai reiškia, jūs ieškosite gyvenimo prasmės, jūs puoselėsite tradicijas, jūs tiesiog, vertingiau savo būvį išgyvensite, jeigu jūs
neprisirišite prie tos vietos su va tuo va priklausimu. Tai va, nes iš tikrųjų tai nieko čia mūsų nėra ir tie priklausimai yra toks jau dalykas, toks labai jau, netikras, galbūt taip galiu pasakyti. Tai va, neprisiriškite prie to priklausimo, nes tai neatneš jums laimės. Bent jau šiai dienai tą rodo taro energija. Bet jūsų valia priklauso jums. Taip, toliau žiūriu. Žiūriu toliau. Taip, Žaneta. Žaneta klausia, turi viziją 2024 metais dėl nekilnojamo turto pirkimų. Klausimas, ar tai virs realybė finansiniu atžvilgiu? Čia toks labai įdomus dalykas, labai klausimas. Iš tiesų, tai vizija, tai gerai, turėkite tą viziją, Žaneta, bet ar tai virs realybė? Tai ką jūs turite omeny finansiniu atžvilgiu? Ar tas finansiniu atžvilgiu tai reiškia, kad jūs turėsite finansų, įsigyti tam nekilnojamam turtui? Ar tas nekilnojamas turtas jums neš finansų? Tai aš galbūt tik tai pasižiūrėsiu tokiu būdu, kad 24 metais nekilnojamo turto įsigijimo tikimybė. Ar tiesiog jį nusikels? Nu, jūs labai tikrai tą savo viziją stipriai ištransliavusi. Bet kokia tikimybė, kad jis bus, gali būti, bet kardų karalius teigia, jog, tai bus taip per protą, taip stipru, taip reikalaus pastangų daug, čia kardų karalius, jisai, jeigu norėtume taip detaliau, aš sakyčiau, reikėtų šiek tiek sukonkretinti klausimą, nes iš tikrųjų sunku pasakyti, dėl ko jūs taip klausėte. Vizija yra gerai, turėkite viziją, bet tas jūsų, ar tai virs realybė finansiniu atžvilgiu, sudėtinga šiek tiek pažiūrėti, ką jūs norite paklausti, ką jūs turite omeny. Taip. Taip, žiūriu toliau. Martina. Ne, Martina, čia kitų klausimų klausė manęs. Aha, Virginija. Noriu sužinoti, kaip susiklostys tolesnis mano gyvenimas. Galim pasižiūrėti. Tas, matot, vėlgi, tolesnis gyvenimas, tai priklausomai, kaip jūs turite, ką jūs turite omeny, kiek tas tolesnis. Tai reiškia metų bėgyje, kelių metų bėgyje, dešimtmečiais čia, kaip pažiūrėsi. Bet, tiesiog labai irgi nekonkretu, bet Virginijos, būvis Virginijos, aš gal taip pažiūrėsiu, artimiausia Virginijos ateitis. Artimiausia ateitis Virginijos. Ir mes pasižiūrime, kokia ji yra artimiausia ateitis. Taip. Dabar Virginija visai gerai gyvenat. Iš tikrųjų, gyvenat pakankamai ir gausiai, ir šeimyniškai taip, ir taip mylima, ir mylinti, kaip ir viskas
na, tikrai šiuo atžvilgiu gerai. Dabar toliau, artimiausioje ateityje, laviruosit truputėlį tarp dviejų tokių pasirinkimų, gausite būdų užsidirbti. Tikrai jūsų sukasi aplink finansus, jūsų tas būvis. Tai, bet turėsite rinktis, tokie kaip ir ar taip, ar taip, ar taip, ar taip, taip laviruosite tais pasirinkimais dėl uždarbio. O toliau jūsų laukia atsipalaidavimas po sunkaus darbo, po įtempto laikotarpio, toks netgi galite persikelti į naujus namus, netgi galite nekilnojamo turto įsigyti, ir visai iškilmingai visą tai švęsti. Tai tiek, Virginija. Jūsų artimiausios ateities įžvalgų. Taip, žiūriu toliau. Daina klausia. Ar verta imtis radikalių gyvenimo permainų, tai yra darbo, gyvenamos vietos prasme, ar likti komforto zonoje ir gyventi kaip gyvenu? Gerai, pasižiūrė. Ar verta Dainai artimiausiu metu radikalių permainų siekti ar likti komforto zonoje? Pasižiūrim, kaip ten su ta Daina. Taip, Daina imasi permainų. Ir žiūrim, kas vyksta. Ir Daina lieka taip, kaip yra. Taip, Daina imasi permainų. Besimdama Daina permainų, jinai praeina tokius etapus. Jinai pirmiausiai susipažįsta su kardu tūzu. Tai reiškia, jog jeigu imasi permainų, tai teks pakovoti, teks būti ryžtingai, teks nutraukti neperspektyvius netgi santykius su kažkuo tai. Ir tokia, teks būti stipriai. Tai yra kardų tūzas. Aštrus protas, greita reakcija, to pradžioje reikės. Tačiau po to gaus apdovanojimą 10 taurių. 10 taurių, kai reiškia bus jau ir gerovė, ir jaukus namai, ir harmoningi būviai aplink, santykiai, šeima, giminė, toks kaip ir, jeigu iš pradžių tai reikės pačiai taip atstovėti savo poziciją, tą atėjimą iš tos komforto zonos į kitą komforto zoną, tai toje kitoje komforto zonoje tikrai rezultatai gražus nusimato. Ir galop išėjusi jūs į tą kitą kažkokią poziciją, jūs įgausite galios. Galios arkanas labai stiprus, kuris teigia, jog ir ištvermės bus, ir valios, ir išsimokslinimo, ir net ir sveikatos pagerėjimas laukia. Galia tai reiškia, jūs per savo švelnumą, per savo moteriškumą labai daug galėsite pasiekti tiesiog be didelių pastangų, pakeitus savo tą gyvenamą vietą. Dabar jeigu jūs liekate ten, kur esate, tai jūs toliau fantazuojate, toliau norite, toliau vilėtės, trokštate, galvojate, vaizduojate, lavinate mintį, sukate, ką ten tokio daryti. Ir vis manote, jo gyvenimas yra toks, kokį gali susigalvoti. Bet jūsų 7 taurės tam šneka. Toliau perspektyvoje likus ten, kur esate, gali būti taip, kad jūsų kelyje pasirodys kažkoks perspektyvus, romantiškas santykis. Arba jeigu jo dar nebus, tai jūs jį įsivaizduosit ir labai tokio sieksit. Reiškia, jums kažkaip tarsi vis tiek norisi to kažkokio kitokio, to jausmingumo. Nes, būsite jautri, bet kad artimas draugas gali atsirasti kažkoks romantiškas, tai labai didelė tikimybė, liekant ten, kur esate. Ir rezultate 9 taurės. 9 taurės, tai reiškia, iš tos draugystės su tuo žmogumi jums išaugs visai geri santykiai, tai net nežinau, ko jūs norite. Jeigu jūs išeinate,
jūs jaučiate stipri pati ir jūs pati įgaunate galią. Jums gerai jūsų namuose naujose, jums gerai jūsų naujame būvyje, žodžiu, jūs tokia pati savo. O jeigu jūs liekate, tai pasvajojate pradžioje, po to atsiranda kažkoks santykis, bet toks fainas visai, romantiškas, ir tas santykis išauga į brandžius jausmus, į laimę, į pilnatvę, į kūniškus malonumus. Tai va, tai kažkaip gal ir visai nieko, ką jūs norit pasirinkti. Gerai, Daina, tiek jums buvo. Taip, Auksė sako ir klausia. Ar mano sprendimas priimtas dirbti taip, kaip aš dirbu ir uždirbu, yra tinkamas, ar pasirinkti pastovias pajamas su darbo sutartimi? Aha, tai reiškia, kiek suprantu iš šito klausimo, tai Auksė klausia, reiškia, turi, reiškia, kažkokią veiklą be darbo sutarties, na ir galvoja, ar pasirinkti vis tik pastovias pajamas su darbo sutartimi. Nu, pasižiūrim. Tai Auksės perspektyva. Auksės perspektyva. Veiklos. Taip kaip dabar yra, be jokių ten įsipareigojimų didesnių, be darbo sutarčių. Ir Auksės perspektyva su darbo sutartimi. Jeigu jinai va tokia, va ją susikurtų. Gerai. Auksės perspektyva be darbo sutarties. Na, 6 taurės, kuri kaip ir na, visai kol kas gerai. Visai kol kas gerai, tokia darna, emocija, vyriškumo, moteriškumo, toks, na, kaip ir energijų subalansavimas yra. Toliau, perspektyvoje toliau sektų visai puikus reikalų tvarkymas, toks ūkiškas požiūris, tai kaip ir irgi kaip darbui, tai, na, vystymasis visai geras. Ir galop laukia atkaklumas, atsidavimas, toks pasitenkinimas tam darbui atsidavimo. Gal net gali tekti nuo kažko kitko atsiriboti, daugiau visą į tą darbą sutelkti. Na, kiek aš galiu pasakyti, kad kaip ir visai viskas gerai, bet pastangų vis tiek reikės. Dabar, jeigu jūs renkatės kažką su darbo sutartimi, tai pradžioje jūs gaunate iš tikrųjų tokį kaip ir stabilumą, jums vežimo arkanas tą ir sako, jog na, pakankamai stabiliai jūs jausitės, nebūsite tokia labai suvaržoma, bet va tą įsižeminimą turėsite. Dabar naudos pelno tikrai gausite daugiau, racionalumo tokio, jums kaip ir lengviau būtų ir galop taptumėte taurių karalienė, kuri sako, jog pakankamai karališkai galite jaustis, bet emocijų bus daug. Nu, karalienė yra gerai, bet taurių karalienė yra tokia, na, moteris, kuri iš tikrųjų emocinga. Gali būti ir jautri, gali būti uždara, gali būti tokia, nu, kaip ir savo vertę jinai žino, bet tuo pačiu, na, jinai per daug kartais būna emocinga. Tai va, tai žvelgiant į šitą, aš tiesiog ką žinau. Tiesiog, jeigu jūs norite tokio stabilumo greito, tai jums, aišku, darbo sutartim kažkokia veikla būtų palankesnė. Bet visai gerai būtų ir jums dirbti taip, kaip dabar.
nes kūrybiškesnis toks santykis jūsų su darbu yra va tai, ką jūs dabar darote. Ir realiai jums daugiau kūrybiškumo duoda tai, ką jūs dabar darote. Jeigu jūs renkatės kažką su darbo sutartimi, jums daugiau duoda stabilumo ir tokį kaip ir balansą tarp stabilumo, tarp finansų, tarp jausmų. Žinot, jums ir tai gerai. Bet vėlgi, ar jūs norite kūrybiškai daugiau save reikšti, ar norite daugiau stabilumo? Čia jums reikia jau pačiai atsakyti į savo klausimą, ką jūs norite daryti. Taip. Vilma. Egidijus klausia. Egidijus, ar draugė duos šansą, ar būsim kartu. Nu, Egidijau, reikia žiūrėti, aplamai jūsų tas santykis su jūsų drauge. Nu, aišku, aš čia galiu plačiai labai santykių tematiką analizuoti, bet, nu, lai būna jūsų trumpas klausimas, mano bus šį kartą trumpas atsakymas. Nesigilinsiu, kaip jūs tame santykyje, kaip draugė, nes čia galima daryti kitus dėliojimus, va, ko jums reikia. Paprastai, jūs paklausėte paprastai, aš atsakysiu paprastai. Ar duos jums draugė šansą būti kartu, ar neduos draugė šansų būti kartu. Taigi, duos draugė šansą, ar ne. Didesnė tikimybė, kad ne. Nes jeigu jums duos šansą, tai 5 kardus tuo pačiu duos. Apie 5 kardai, tai reiškia, kad nu, kova. Jinai, na, didesnė tikimybė, kad nelabai duos to šansų. Bet aišku, viskas jūsų rankose. O ten jau sakau, gilintis galima plačiai, kaip, ką, apie ką, bet per ilgai užtruks. Nu, tokie dalykai, ar bilietas bus laimingas, neatsakinėjau, nes čia toks apie gimimą, mirimą, pinigų tokios laimėjimus, kazino, ne, šitais dalykais nedirbo. Toliau, Algidija. Ar tinkamas metas keisti gyvenamą vietą? Pasižiūriu. Tinkamas metas keisti gyvenamą vietą. Tinkamas. Visatos arkanas, kuris tą ir sako, kad palankios aplinkybės. Palankios. Va. Tikrai. Tinkamas. Galite drąsiai tai daryti. Toliau. Kaip mesti rūkyti? Metimo būdu. Kągi aš jums galiu pasakyti. Klausimas toks labai savotiškas. Kaip mesti rūkyti? Na tai čia tokie būdai, žinot. Gal pirmiau reikėtų pasidomėti, Palmira, kodėl jūs rūkote? O čia jau hipnoterapijos mano sfera yra tada. Kokios priežastys jūs verčia rūkyti? Ką mes galim padaryti kitaip, kad jūs nerūkytumėt? O kaip mesti rūkyti? Nu tai metimo būdu. Čia toks vėlgi. Hipnoterapijai galite pasikreipti. Taip. Fausta, kaip pagerinti santykius tarp manęs ir mylimio, kaip atrasti geresnę komunikaciją? Nu, įdomus klausimas, kaip ir sakau, santykiams visada yra dėlionė šiek tiek platesnė, išsamesnė galima jinai yra ir čia galima labai stipriai išsinarplioti. Bet aš žiūriu dabar tik iš jūsų pozicijos, galima žiūrėti iš jo pozicijos, bet iš jūsų pozicijos.
Kas vyksta dabar? Jūsų mylimasis. Kaip pagerinti tuos santykius. Tai mes pasižiūrim dabar. Jūsų ir jūsų mylimasis. Na, žiūrim, kas čia mes turim. Oi, jūsų ir jūsų mylimasis. Reikia atkreipti dėmesį į kortą, kuri iškrenta visada. Tai... Taip, jūs. Jūs esate santykyje tokia veržli, kūrybinga, uždeganti, charizmatiška, norite būti tvirta, norite tokia daryti karjerą, tokia lazdų karalius. Na, nelabai ir paisote kitų, į pasiekimus orientuota. Jūs va, tokia va tame santykyje. Jūsų dabar tas mylimasis, ne, jisai yra daugiau kūrybiškas, daugiau toks mėgstantis laisvę, daugiau klausantis savo širdies balso, toks, na, stiprus jo arkanas. Jūsų santykiai jo yra stipresnis. Bet jis toks daugiau iš tokio vidaus einantis. Jūs tokia ugnis, o jis vanduo, sakyčiau, vat kažkas tokio. Dabar šiuo metu kas vyksta pas jumis, tai yra pasitemti verčianti konkurenciją. Vat jūsų tame santykyje šiuo metu toks tikslo siekiat ir konstruktyviai galbūt diskutuojat, bet kartais nelabai, jūs mėgstate varžytis vienas su kitu, o to nereikia, nes vyrams tai labai nepatinka, ypatingai jūsų energijos vyriškiui. Ir jeigu jūs taip elgsitės, kaip elgitės dabar, tai turėsite 10 kardų. 10 kardai tai yra, nu, viskas likimo smūgis. Jau truks kantrybė ir visiškas beviltiškumas, dugnas, nu, žodžiu, 10 kardų yra 10 kardų. Pakirstas santykis. Dar jums iškrito irgi labai stipri šiuo metu, ką jūs jaučiate, tai yra 3 kartų energiją jaučiate. Tai yra sužeisto širdies energija. Tai reiškia peržengtos ribos, skaudinantis elgesys šiuo atveju, gal net neištikimybės gali būti, arba kažkoks meilės trikampis, gali būti tiesiog egocentrizmo, gali būti nesiskaitimo. Nu, negeras tas jūsų santykis. Gerai, ką dabar su juo daryti, kokią energiją, į ką orientuotis? Į šventiko energiją. Teigia, kad reikėtų orientuotis į šventiko energiją. Tai reiškia gyvenimo prasmės paiešką, į aukštesnės socialinės moralinės normas, į tokią susidėlioti vertybių sistemą, neteisti, nevertinti, stebėti jo akimis aplinką, kurioje jūs tarpstate abudu. Pasižiūrėti ne iš savęs, o iš jo. Aš labai pati vadovaujuosi tokia taisykle ir visiems siūlau irgi santykyje šitos taisyklės paisyti. Tai reiškia, duokite kitam savo artimajam, savo santykio partneriam daugiau, nei tikitės gauti patys. Ir tada jūsų santykis klestės. Nes čia yra labai svarbus aspektas. Iš egoizmo, iš egocentrizmo, kurio mes kitą kartą galim nejausti, manyti, kad mes esam teisūs, teisingi, na, kyla mūsų santykių bėdos žmonijos. Tai va, tai tiek. Kaip ir minėjau, plačiau jau tik tai asmeninėse konsultacijose, nes tikrai laiko visiems čia neužteks. Gerai, toliau žiūriu. Taip. Taip, pasižiūriu dabar, kartais būna čia mano nusikelia į šlamšto žinutes. Tai aš pasižiūrėsiu, gal dar yra kažkokių užklausų. Ką mes čia turime? Nu, ką mes čia turim?
Arūnė klausia. Taip. Arūnė klausia, ar gerai klostysi santykiai su esamu vaikinu? Nu, vėl santykių tema. Vėl, kaip ir minėjau, galima plačiai sakyti, galime trumpai. Galiu pasižiūrėti iš trumpesnės perspektyvos. Su esamu vaikinu, jūsų santykių perspektyva. Sakyčiau, kad gerai. Sakyčiau, kad gerai, nors pradžioje bus mirties energijas, mirties arkanas, jo tik nereikia išsigąsti, tai reiškia, jog jūs turėsite perkainuoti vertybės, jog bus toks jausmų pasikeitimas, jog bus pabaiga to, kas jau atgyveno, tiesiog turėsite kažką, greičiausiai kažko atsisakyti, dėl tų santykių turėsite. Normalu, vieni prie kito prisiderinti turėsite. Tada bus 10 taurių, kas kalba, jog tikrai ilgamžė gali būti santuoka ir sąjunga, jaukus namai, saugumas, toks džiaugsmas, gerovė, kaip ir viskas visai gražiai. Ir perauks į tokią kaip ir kūrybingą poziciją, tas santykis į tokį vidinį žinojimą, išmintingą ėjimą, į darną. Tai gražu, Arūnė, sveikinu, tikrai, viskas gerai. Beatričė, ar tęsi santykiai su draugu? Pasižiūrim, trumpai, kaip ir minėjau, trumpai. Gerai, Beatričė. Tęsis ar nelabai? Pasižiūrim, Beatričė. Dar papildomą pasižiūrim. Kaip aš sakyčiau. Gali jie tęstis, gali, bet, nebus jie labai palankus, nebus jie labai tokie dardus, gražus, skaidrus. Čia tokie santykiai, kurie nebijo pakovoti, kurie tiesiog, jiems gerai toje energijoje tokioje. Bet gali būti ir pykčio slepiamo, ir keršto. Toks tas santykis, nėra jisai darnus. Nėra. O nesitęsiant, kaip ir netgi su tuo pačiu draugu, jeigu jūs išeitumėte iš to santykio, jūs išlaikytumėte gerus, draugiškus santykius. Ir netgi labai didelė tikimybė, kad jūs turėsite kaip ir tokį džiaugsmą, gal net ir kartą dar susitiksite. Kažkas šiuo metu tose santykiuose toks yra viduje nelabai gerumas. Galbūt kažko neišsakot jūs, galbūt kažko neišsako jisai. Tai arba jūs tiesiog susėskit ir pasiaiškinkit, ką jūs tame santykyje norite kurti, ką jūs matote. Ir tada gal net ir visai neišėjus iš to santykio, jūs peršoksite į 2 taurių energiją, kurie kalba apie tarpusavio supratimą, apie suderinamumą. Kalbėtis reikia. Taip, žiūriu, kas toliau. Kornelija klausia, ar kada nors turėsiu antrą pusę? Vėlgi tas kada nors. Čia, žinot, mes, kai žiūrim su taro, mes turime nusistatyti kažkokią laiko, kažkokią erdvę. Kažkokią erdvę turim nusistatyti.
Ir tas kada nors, aplamai, aš tada paklausiu kitaip, jūsų būvis su galimybė antrai pusiai. Pasižiūrėk, ką mes turim. Turėsite jūs tą antrą pusę, Kornelija, turėsite tada, kai nulipsite nuo bokšto, arba kai sugriausite savo bokštą. Tai reiškia, kai apsivalysite, kai išeisite iš kažkokių senų galbūt santykių, bet tas išėjimas jis turi būti toks vidinis. Žinot, būna taip, kad žmonės nutraukia santykius, bet jie vis tiek dar lieka santykyje. Ir va ta energija žmonių buvimo tame santykyje, jinai maitina tam tikras agregorinės struktūras ir prie tų žmonių, kurie va toje energijoje būna, tiesiog negali priartėti nei kitas žmogus, nei kitas santykis negali kurtis. Tai va jums reikia kažką va tą energiją išvalyti iš savęs ir tada ateis jums 6 taurių energija su geranoriškumu, su gražumu, su intimumu. Taurių pasiuntinys jums atneš tą santykį. Viskas gerai, Kornelija. Tik tai pradžioje padirbėkit su savimi. Taip. Kas laukia ateityje? Na, konkrečiau reikėtų. Aš negaliu pasakyti, kas jūsų laukia ateityje. Daugybė mūsų pasirinkimų yra mūsų ateityje. Daugybė mūsų pasirinkimų, daugybė variantų erdvių. Ir iš tikrųjų mes kiekvienas tą savo ateitį ir kuriame patys. Taip kaip mes kuriame mintis, taip kaip mintis mūsų yra įformintos į žodžius. Tokį mes turime gyvenimą, tokią mes turime ateitį. Tiek tada šiandien mano įžvalgų, tiek pasidalinimų. Tai dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie pasitikite. Jeigu kažkas norėsit, galėsit, parašykite po šio video savo komentarą apie tai, kaip jums buvo tai naudinga ar nenaudinga. Ir iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai aš prisiliečiu prie taro energijos, aš suvokiu, jog daugybė žinių, praktiškai visos žinios, yra mūsų kiekvieno viduje. Tik tai ne visada mes sugebame per savo proto, loginio proto, turiu omeny, va tas blokus, tuos dūzgės proto. Ne visada mes gebame prisiminti, ne visada gebame apčiuopti tą informaciją. Ir taro kortos, ši energija, tai nėra burtai, tai nėra mistika. Tai yra paprasčiausios gairės, kaip žemėlapis, kaip navigacija, kad rastume tą kelią paprasčiau, lengviau. Tiesiog daug lengviau. Ir orientyras tai yra. Tai šiuo metu savo šią apžvalgą kaip ir pabaigsiu, linkėdama jums naujų patirčių, santarvių, prisimenant, kad viskas yra jūsų rankose, kad jūsų valia priklauso jums, kad jūsų pasirinkimai yra jūsų pasirinkimai. Ir jeigu jūs irgi norite atrasti štai tas taro energijos skaitymo subtilybės, tai rašykite man elektroniniu paštu aiškusmatymas@gmail.com arba tiesiog į Messengerį. Ir pateikite savo prašymą. Ir aš pabandysiu sukurti dar vieną paskaitą, kursą ir mes susitiksime. Tai tiek šiandien.
Su jumis buvo Jūratė Satija ir iki